Sveiki, aš esu Donaldas Duškinas, retorikos mokytojas, geštalto psichoterapeutas, mokymų lektorius, dramos teatro režisierius ir rašytojas. Daugiau negu 30 metų aš dirbu su auditorija ir dėl to natūralus dalykas, kad man nuolat reikalinga daug geros energijos. Ir tas klausimas, iš kur gauti energijos, tai man jau seniai rūpėjo ir ieškau daug įvairiausių būdų, kaipgi turėti tos nuolat daug geros pozityvios energijos darbui su žmonėmis. Ir žinote, per daugelį metų tikrai išbandžiau įvairias praktikas, įvairias meditacijas, įvairias sporto rūšis, tam, kad žinoti, iš kokių šaltinių galima gauti tos energijos. Bet jau daugelį metų, sakyčiau, pagrindinis mano klausimas buvo tai, o kaip vis tik susitvarkyti savo mitybą? Nes jeigu visose kitose srityse plius minus buvo viskas labai gerai, tai su mityba iš tikrųjų buvo chaosas, netvarka ir, iš tikrųjų, ir tai pasireiškia labai tokia netvarkinga mityba, tai pasireiškia šiokių tokių pakankamai nemažų viršsvorių, kabančių pilvų, pagurklių ir panašiai. Bet žinot, kai ieškai galų gale, kai sako, kas ieško, tas randa. Ir prieš nepilnus metus vienoje tarptautinėje konferencijoje aš išgirdau Wild Fit metodo, tai yra Eric Edmeades pranešimą. Ir tas pranešimas mane taip sudomino, kad jau pranešimo pabaigoje aš žiūrėjau internete, o kasgi Wild Fit atstovauja Lietuvoje. Ir taip man labai pasisekė, kad aš sutikau Joną Kalinauską ir jau praktiškai tą pačią dieną mes su Jonu sutarėm dėl pirmo susitikimo, o jau po poros dienų mes sutarėm, kadagi mes pradedam mano būtent asmeninį individualią Wild Fit programą. Ir galiu pasakyti, pradėjom lygiai gruodžio 1 dieną, pabaigėm vasario paskutinę dieną, tai buvo tokia nuostabi žiema, šita žiema. Ir galiu pasakyti, tai buvo vienas geriausių mano sprendimų, tai yra pradėti dirbti kartu su Jonu. Nes visų pirma, Jonas tai yra tas žmogus, kuris nuo pirmos akimirkos kelia pasitikėjimą. Tai yra žmogus, kuriuo drąsiai gali pasitikėti, gali tikrai užtikrinti su juo darbuotis. Ir tas man buvo tas kiekvieną savaitę, kai mes po 2 kartus susitikdom, kažkas tokio šviesulys, kaip sakoma, mano mitybos programoje. Kas pasikeitė? Pasikeitė visų pirma, paimant nuo tokių dalykų, tai yra minus 9 kg, tai yra praktiškai visi drabužiai dabar yra naudojami, visos kelnės, tik tai su diržo paskutinės saktim. Tikrai turėjau pakeisti savo drabužių garderobą, tas tikrai labai malonu, miela, bet sakyčiau, ko gero svarbiausias dalykas tas, kad atsirado tvarka ir režimas mano mityboje. Atsirado sąmoningas santykis su savo mityba, kai kūnas pradeda puikiai suvokti, ko tau iš tikrųjų reikia, ko tau iš tikrųjų nebereikia. Atsirado tvarka chaose. Tai noriu padėkoti labai Jonui už fantastišką darbą, aš tikrai fantastiškus kelis mėnesius darbo kartu ir tikrai drąsiai, nuoširdžiai rekomenduoju Joną Kalinauską. Samdykit jį, dirbkit kartu su juo iš tikrųjų. Aš daugelį metų sakydavau vieną frazę kaip mokymų lektorius, kad mes esam tai, ką mes mąstome. Dabar prie tos frazės dar būtinai pridėsiu, kad mes esame tai, ką mes mąstome ir tai, ką mes valgome. Geros programos. Iki.